Labas. Šiandien noriu su tavim pakalbėti apie antrą energiją likimo matricoje. Tai yra žynė. Jinai simbolizuoja aukštą diplomatiškumo lygį, informaciją ir paslaptis, ten paslaptingumo paslaptis. Tai kuo šita energija ypatinga? Tuo, kad jeigu tu ją turi, jeigu esi gimęs arba gimusi vasario mėnesį arba bet kurio mėnesio antrą dieną, tai ypatingai stipriai veikia tave šitą energiją. Ir kuo jinai yra ypatinga, kad tu turi tokį stiprų energetinį lauką, tu jį tokį turi iš prigimties ir į tą lauką tavo labai mielai nori ateiti žmonės, atneš savo paslaptis, ne tik savo, bet ir kitų žmonių paslaptis, tau viską išsipasakot, tiesiog ateina pas tave ir tas tokia saugi atmosfera ir tau pasakoja. Tai tokia yra tavo dovana. Dar kas yra labai svarbu šitai energijai ir kuo jinai pasižymi, tai ekologiškumu. Tai kad šiai energijai yra labai svarbu kokybiški, ekologiški rūbai, pasižymė estetiką ir labai svarbu yra ekologiška, aš nežinau, ar čia taip galima sakyti, bet žinau, kad suprasi, ką noriu pasakyti, tai ekologiška aplinka. Tai kuo švaresnė aplinka, tuo antros energijos savininkas gali labiau jaustis savimi, o savimi jaustis tau yra labai svarbu. Tai gal trumpai apie pliusus ir minusus pakalbėsiu. Tai kadangi atneša tau visą informaciją, pliusai ir minusai reiškia, kad arba tu tą energiją gali išgyventi pliuse ir džiaugtis visom jos teikiamom dovanom, arba tu ją gali išgyventi minuse ir keikt aplinkinį pasaulį. Tai čia yra tavo pasirinkimas. Tai jeigu išgyveni šitą energiją pliuse, tai tavo žodis yra labai stiprus. Tau nereikia, iš prigimties antros energijos savininkai turi ryšį su visata, kosmosu, nežinau kaip čia pavadinti geriau, tai tu jį turi. Ir arba tu jį stiprini ir pripažįsti, arba tu jį racionaliu mąstymu nuneigi, kas tau trukdo atrasti ryšį su savimi. Tai tavo žodis turi labai stiprią galią ir jeigu tu šitą dalyką išgyveni pliuse, tai tau nereikia, tarkim, ruoštis kažkokiam kalbom, kaip priešingai negu, kad, tarkim, penktai energijai, kuri nuolat nori perfekcionistiškai viską pasiruošti, kad būtų tobulai. Jeigu tu su šitą energiją išgyveni pliuse, tai tu tiesiog esi srauto būsenoj ir tu pradedi kalbėti ir tau tiesiog žodžiai liejasi savaime. Dar kitas dalykas be žodžio yra ir tas, kad tu moki labai gerai klausytis. Čia jeigu pliuse. Tai, kaip ir sakiau, tas saugios aplinkos sukūrimas, mokėjimas klausytis iš tikrųjų, tai su tavim labai lengva bendraut. Ir apie ekologišką aplinką pasakiau. Labai stiprus estetikos ir švaros poreikis. Harmonijos, diplomatiškumo energija. Tai reiškia, kad antra energija yra tiesiog užgimę diplomatai. Jeigu, tarkim, tą diplomatiškumą kaip pliusą galėtumėm įvardinti, tarkim, kad tu sugebi užglaistyti besipykstančias pusės. Aštrius kampus tarp besipykstančių ir visur, kur siekti harmonijos, tai minuse
bus priešingai viskas. Tai tik nuo tavęs priklauso, kaip tu tą energiją išnaudosi ir kaip ją išgyvensi. Tai aišku, kad nuo to priklauso tavo gyvenimo kokybė. Tai vat tu esi savo gyvenimo magas arba magija ir gali kurti savo likimą, bet apie tai gal kažkada kitą kartą. Dabar dar vienas dalykas, ką turi šitą energiją, tai labai stiprų ryšį su savo vidiniu aukštesniuoju aš, su gamta, su gyvūnais. Tu gali labai gerai pasikrauti išėjęs į gamtą. Dar vienas dalykas, tai srauto ta būsena, į kurią tu gali pasinert. Tau nieko nereikia daryti, tiesiog reikia užmerkti akis ir pasitikėti savo intuiciją. Tai, kuri yra labai stipri, jeigu tu šitą energiją išgyveni pliuse. Paskui romantikai, myli estetiką ir apranga bus ne kažkokia iššaukianti, bet visada estetiškai atrodys, kukliai, estetiškai, bet tuo pačiu labai žaviai. Tai čia yra toks irgi didelis labai pliusas. Tai stipriausias akcentas antros energijos, tai gal būtų apie paslaptis, tą paslaptingumą ir apie harmonijos siekimą ir apie diplomatiškumą. Tai jeigu pliuse tu sugebi sutaikyti abi dvi pusės, tai minuse, tai gali būti kaip dviveidiškumas šitos energijos išgyvenimas, kai tu vienam sakai vieną, kitam kitą ir toks gaunasi pernešimas. Dar vienas minusas galėtų būti tas, kad kadangi tau žmonės atneša labai daug informacijos, tai tu tą informaciją minuse būnant gali, paleisti pletkus, pasakyti, kad tas tą sakė, gaunasi toksai kaip ir sukiršinimas dviejų pusių, kas jau yra tikrai stiprus minusas. Dar vienas dalykas, tai dėl tokios, tarkim, jautrios natūros gali būti toks nuolatinis ašarojimas. Kodėl man taip, o kodėl taip, ir toks ir savęs gailėjimas. Tai čia yra to ryšio su savim nebuvimas ir nepriėmimas. Kas dar? Tai kad gali informaciją manipuliacijoms panaudoti, manipuliuoti žmonėmis, nes tu jos labai daug turi, nes tau jos daug neša. Kas čia dar tai konfliktiškumas, tai kaip ir sakiau, tas vienam vieno pasakymas, kitam kito ir ta, taip ir kyla konfliktai. Kyla. Tai gal tie, ir dar, tai pliuso priešingybė, viską, apie ką aš kalbėjau, tai tarkim estetika, švara ten ir tvarka, tai bus priešingybė, kad bus apsileidimas, nenoras nieko daryti. Ir dar, ką aš čia norėjau pasakyti, kad racionalus protas yra tavo priešas šitoj situacijai su šitą energiją. Dar vienas toks labai svarbus dalykas, ką aš norėjau pasakyti, tai kad tau yra labai svarbi aplinka. Ir jeigu tu jauti, kad aplinka yra ne tavo, tai ir tau pasirodė, kad tu ten blogai jautiesi, tai tau nepasirodė. Tai reiškia, kad tau tiesiog nereikia būti aplinkoje, nes tau yra negerai tenai. Tai nebus tavo aplinka ir tu tenai neatsiskleisi, nekalbėsi. Jeigu tu kalbi, jeigu antra energija daug kalba, tai reiškia, kad tai yra jo žmonės, nes jeigu jisai nekalba išvis, tai yra ne jo aplinka, jis tiesiog stebi ir viskas, ir jam neįdomu. Tai ką čia dar apie šitą? Tai vengti dviveidiškumo, nenaudot tau atneštos informacijos blogiem tikslam,
Užsifilmuoju ir pametu mintį. Kas dar čia iš rekomendacijų būtų, tai stengtis atrasti ryšį su savim. Tai yra labai svarbu. Tau yra be galo svarbu atrasti ryšį su savim, su tuo srautu, jį pasinerti ir ten ateis tau visi geriausi atsakymai, todėl labai rekomenduoju atrasti kažkokią tai, nežinau, meditacijos formą ar kitą būdą pabūti su savim. Toliau dažniau būti gamtoje būtų gerai, tikrai, nes ryšys su gamta tavo yra labai stiprus. Ir kas dar yra labai svarbu tau viduj, kad tu jaustumėsi gerai, tai bendrauti su bendraminčiais. Tai antra energija panašiai kaip 9, apie kurią irgi paskui pasakysiu, tik tenai 9 yra daug gilesnė, bet panašumas yra tame, kad tau gali kilti toksai jausmas, kad tu tiesiog nesugebi bendrauti, bet taip nėra. Tiesiog tai yra ne tavo aplinka. Keisk aplinką, bandyk surasti savo bendraminčių, kad ir nedidelį ratą žmonių turėti, bet tokių, su kuriais tu galėtum pasikalbėti apie tau svarbius dalykus. Tai va tokios galbūt rekomendacijos. Medituok, ieškok ryšio su savim ir žinok, kad tavo energetinis laukas yra toksai labai stiprus magnetas žmonėmis išnekėti. Tai nenaudok šito blogiem tikslam. Tai tiek apie antrą energiją. Iki.